Sveiki, bičiuliai ir bičiulės! Sveikinu visus atvykusius į Sąskridį. Aš manau, kad Sąskridis yra tas laikas, kada mes galim pabendrauti, pasilinksminti, pasportuoti, pasikeisti tam tikromis idėjomis, bet po Sąskridžio, ypač šiais metais, mes tikriausiai visi suprantam, kad turime eiti į pergalę. Į pergalę Seimo rinkimuose. Pirmiausia, mano palinkėjimas visiems, kurie dalyvauja tiek vienmandatėse apygardose, tiek daugiamandatėse apygardose, kad kalbėtų taip, kaip man vakar Palangoj miesto meras pasakė, dalyvaujant Lietuvos lengvosios atletikos čempionato atidarime. Sako, žinot, kaip palangiečiai kalba apie Antanų Vinkų? Tikriausiai jisai nesupyks, pasakysiu. Sako, atidarau šaldytuvą, o, čia irgi Vinkus, sako. Tai aš linkėčiau, kad pas mus būtų toks sąmoningumas ir iki rinkimų visi, nepriklausomai ar dalyvauja rinkimuose tiesiogiai ar ne, visi vienas kitą paremdami, reiškia, einam ir žmonės įtikinam, kad mes esam verti toliau būti valdžioj ir kad pasitikėjimas visuomenės toliau išliktų mumis. Tai ačiū labai svečiams, kurie šiandien atvyko irgi mus pagerbti, ir ačiū visiems tiems, kurie nepabūgot šito vėjo, lietaus, ir esate ištikimi visą laiką mūsų partijos bičiuliai. Su švente!